Gibson testas – tai kognityvinių įgūdžių įvertinimas, kuris... Palauk, Justina, tai kiek galima tą patį kartoti? Žmonės tiki ne mumis. Kuo? Kitų tėvų atsiliepimais. Pasižiūrėkite patys. Prieš vaikui baigiant darželį ir einant į 1 klasę, aš buvau spėta vaiko raidos centro, kad labiausiai tikėtina, kad vaiką reikės vesti į spec mokyklą. Jis turėjo labai didelį atsilikimą nuo reikalavimų pirmokui. Paskaičius internete, atėjau pasitarti į Brindžymą, aptariam jo problemas ir galimybės, kaip visą tą išspręsti. Ir sėkmingai vaikas nuėjo į eilinę paprastą bendro lavinimo mokyklą. Pagaliau aš galiu būti ne mokytoja, ne korepetitorė, ne tas baudėjas, kur pasisodina ir dirba ir kas tau čia nesigauna, darom iš naujo. Aš pagaliau galėjau būti mama. Tiesiog mama. O jinai pagaliau galėjo būti tiesiog mano dukra. Ir tas visas santykis jis visiškai kitoks tapo. Ramybė atsirado. Mūsų dukra visą laiką buvo tokia rami, gera, kaip aš sakau, mergaitė, geras vaikas, jokio rūpesčių nekėlė ir kai pradėjo eiti į mokyklą, keista buvo, kad negrįžus iš mokyklos nieko nepasakodavo, nieko nekalbėdavo, paskui prasidėjo ir su mokslais tokios šiek tiek pauzės, negeri tokie dalykai ir aš pradėjau galvoti, kad trūksta kažko vaikui, reikia pagalbos ir per socialinius tinklus radau Brindžymą. Labai geras, tik labai sujaudino vienas dalykas šitas testo aptarimas, nes iš tikrųjų, ką sakė, viskas kaip į 10-tuką buvo, tikrai apie mortį ir aš net keistai jaučiaus, galvoju, kaip taip gali būti, kad taip viską tiesiog vaiko nepažįsta, 1 kartą mato, o taip viską tiksliai pasako. Žaidimai, bet čia rimti žaidimai, iš tikrųjų, jeigu vaikui patinka, jis per žaidimus labai daug išmoksta, tai čia sunkus dalykai atliekami per žaidimus, tai reikia džiaugtis, kad galime per žaidimus pasiekti tokių rezultatų. Aš tai tikrai visiems palinkėčiau tokių žaidimų kuo daugiau gyvenime. Brindžymas tapo, sakykime, mūsų šeimos dalis ir čia jautiesi atvažiavęs kaip į šeimą ir tas mokymasis, čia sako treniruotės, ne mokymasis, iš tikrųjų toks privertė permastyti ir apie vaiko ugdymąsi savarankišką, kaip jį reiktų suplanuotą dieną, kad jinai galėtų pati treniruotis toliau, skatint, kad jinai neužsimirštų. Brindžymas atvėrė duris, į tokią laisvę, kad vaikas neturi gauti kažkokių tai bausmių, kažkaip su juo darytas veiklas, kurios jam nepatinka per prievartą, nes pasirodo, kad viską galima pasiekti labai paprastai per tą patį žaidimą, tik ilgesnio darbo dėka ir rezultatai tai parodo, kad tai veikia. Tai va tas iš tikrųjų naujas toks atradimas, šitas metodas, kad Lietuvoje dar yra pakankamai mažai žinomas. Tai norėtųsi, kad jį daugiau atrastų tėvai.